Tai ką, labas Juste. Labas, Karoli. Mes jau turėjom su tavim labai smagų pokalbį ir bendraujam jau kurį laiką tikrai ypatingoje temoje, kuriant Indigopreneur ženklą. Tad prieš velintis į detalės, kas tas Indigopreneur ir ką mes čia sukūrėme, aš norėčiau, kad tu prisistatytum žiūrovams, kas tu esi, ką tu darai ir papasakotum apie savo tą kibirkštį, kuri mane iš tikrųjų labai sužavėjo ir viena iš priežasčių, dėl ko pradėjom dirbti kartu. Gerai, ačiū. Tai sveiki, aš Justė Vaičiakauskaitė. Aš dirbu po Astralis branding prekinių ženklų asmeninių ir aš kuriu būtent strategiją paremtą brandingą. Taip pat ir kitas dizaino, kitas sistemas ir elementus, kurie taip pat kartu susieina į brandingą, nes iš esmės mano didžiausias tikslas ir mano noras yra sukurti verslams tokį brandingą, kuris būtų ilgalaikis, kuris turėtų viską, ko reikia verslams, kad įvaizdis būtų pastovus per visas platformas, kad ir kur jis atsirastų ir kad būtų brandingas stiprus, autentiškas, unikalus ir svarbiausia, verslininkui lengvai panaudojamas. Tikrai taip. Tai aš tada vieną tokį klausimą, gal tai nėra pilnai susijęs su brandingu, bet aš manau, kad aš pats kaip verslo žmogus, man buvo labai svarbu išgirsti, kad tu dirbi su verslo menedžinimu. Ir manau, kad tai ypatingai žaidžia didelį vaidmenį. Galbūt gali pasidalinti su auditorija savo patirtimi tame. Jo, iš tikrųjų tai manau, kad yra ganėtinai unikali kombinacija, kad dizaineris taip pat būtų glaudžiai susijęs ir susipažinęs su verslu, ką Mhm. reiškia tą verslą auginti, ką reiškia naudoti brandingą kasdienybei, realybei, ką reiškia ištransliuoti savo žinutes vizualiai auditorijai. Tai manau, kad tikrai tai duoda man didelį pliusą, kadangi man daug lengviau suprasti savo klientą. Mhm. Kadangi aš pati kasdienybėj tai darau ir ne tik, kad aš menedžinu verslus, bet aš esu ir praeitį kūrusi savo rūbų brandą, kur iš tikrųjų ten ir prasidėjo visa mano brandingo istorija, mano kelionė. Tai aš tikrai žinau, ką reiškia net ir nuo nulio, visiškai nuo pradžių kurti verslą, kaip tai yra sudėtinga, ypač jeigu esi vienas. Tuo metu net AI nebuvo labai jau taip plačiai naudojamas, tai daug reikėjo įdėti kūrybos ir suprasti, kad labai daug laiko tai užima, ypač kai tu kiekvieną kartą atsisėdi ir tu neturi sistemos, tu turi, atrodo, iš naujo sėsti ir galvoti, kaip man tai papasakoti, kokiais žodžiais, apie ką yra šitas brandas ir tada dar galiausiai kaip tai vizualiai aprišti ir pateikti, kad žmogui būtų įdomu ir su juo rezonuotų tiek vizualiai, tiek per tekstą, kuris yra pateiktas. Mhm. Čia vienas, tarkim, iš tų dalykų, kurį dažniausiai, kadangi, kaip žinai, aš irgi dirbau su verslo agentūra ir padėdavom verslams sustartuoti tinkamai skaitmenoje. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, ką pastebėdavau, net kai jie turi, sakykime, tą bazinį brandbuką, jie pradeda daryti išradimus su savo vizualais. Ir tada tie išradimai tokie atrodo, čia iš vis tas pats kanalas. Jo, iš tikrųjų, va čia yra, bet čia aš manau, iš vienos pusės tai yra ir dizainerio klaida, kad jisai pateikia tą brandbuką, ar net nebūtinai gal pilną brandbuką, kažkokius tai dizaino elementus, ir žmogus iš tikrųjų realiai net nepamatė, kaip tai turėtų galiausiai finalizuotis ir kaip tas bendrai brandas turėtų realybėje atrodyti. Tai jie pradeda savaip interpretuoti, savaip kažkaip panaudoti tuos dalykus, pridėti savo kažką tais. Tai kad šito nenutiktų, aš visuomet ir ką ir tau pateikiau, įdedu kažkokių tai maketų, kaip tai galėtų manifestuotis realybėje, kaip tu turėtum panaudoti tuos elementus. Nes aš manau, kad tada žmonėms viskas iš tikrųjų susijungia į tą vaizdą, okei, tai šitas brandingas va taip atrodytų. Ir nereiktų jiems patiems, ypač jeigu tu net nelabai turi kaip žmogus iš savęs natūraliai suvokimo, to pojūčio tokio vizualinio dizaino. Nu, tu net nežinai, gerai, atrodo kaip ir gražiai viskas, bet okei, tai aš dabar turiu visus tuos failus, kaip, kaip man taip
padaryti, kaip man juos sujungti, kaip naudoti. Tai jo, tai čia aš tikrai žinau, apie ką tu kalbėjai ir tikrai nemažai esu irgi mačius šitų dalykų. Jo, čia, žinai, jeigu panaudoju tokią metaforą, tai kaip pirmą kartą gavus puzlę be paveikslo, kokį tu dėliosi. Grinai jo, tau atrodo davė įsiminti kažkokį tais paveiksliuką ir tada nieko daugiau nebeparodė ir tu turi tiesiog iš galvos bandyti atkurti. Arba žinai, Krūva detalių. jo, arba žinai, kaip bandai iš galvos nupiešti kokią iguaną ir ta prasme ten nieko panašaus nesigauna. Gavosi katė. Geriausiu atveju. Tikrai taip, tikrai taip. Tai aš dar su auditorija prie to pačio, prie šio linksmo pokalbio norėčiau pasidalinti tuo, kodėl aš iš tikrųjų parašiau Justį. Matote, esmė buvo tokia, tie, kurie atsimena, tai atsiminsite, mes pradėjom nuo pavadinimų įkūrėjas.lt. Ir jau tada žinojome ir parašėme grupėje postą, kad pusės metų bėgyje darysime rebrandingą. Koks tas rebrandingas, aš dar nenujaučiau, neturėjau net pavadinimo. Ir tada beieškant tų sprendimų, bet tas ieškojimas buvo toksai ganėtinai pasyvus, mes pamatėme konkursą. Konkursą pas Aleksą Monako. Jo Facebooko puslapyje. Ir ten buvo galima laimėti rinkodaros strategiją ir tokius dalykus. Ir aš realiai ten pakomentavau ne tam, kad laimėti konkursą, o tam, kad didelis rautas verslų komentavo. Aš pakomentuosiu, pristatysiu projektą, kadangi tai yra sąmoningi įkūrėjai, automatiškai atsirinks kažkas, galbūt prisijungs prie grupės. Na ir gavosi taip, kad mes laimėjom tą konkursą. Susiskambinus su Monako pradėjome kalbėti apie tai, kad, ta prasme, ar aš čia tik Lietuvoje noriu daryti ir panašiai, sakau, ne, sakau, aš Lietuvoje, sakau, čia esu 9 mėnesiam ir sakau, tikrai noriu sukurti konceptą ir jį nešti į užsienio rinkas, noriu tai plėtoti, ta prasme, jeigu matome, kad idėja validuojasi, jeigu matome, kad komercializacija kažkokia tai juda, jeigu matome, kad viskas teisingai gaunasi su mūsų vertybėmis, mes tikrai tai darome. Ir iškilo pavadinimo klausimas. Sako, įkūrėjas.lt, ta prasme, nei investitoriai į tai pažiūrės rimtai dėl to, kad tu negali būti savininkas žodžiai įkūrėjas.lt. Tu gali būti logotipo savininkas, bet vėlgi, atsiranda nežmoniškas lygis konkurencijos, kur bet kas gali panaudoti įkūrėjo žodį ir dadėti kažką papildomo ir tiesiog gaunasi tada auditorija, tai čia palačiai ne tas pats, čia kitas, o kaip čia, o kur čia. Ir vienu žodžiu atsiranda pasimetimas, prarandi tikrai didžiulę rinkos dalį. Na ir jisai, kalbėdamas su manimi, sako, aš manau, sako, aš jums turiu, sako, pavadinimą. Sakau, kokį? Sako, Indigopreneur. Išgirdau, nežinau, sakau, pradžiai. Tikrai, pradžiai, nežinau, sakau. Man reikia, sakau, pasižiūrėti. Ir aš tikrai nemažai laiko praleidau prie tų pavadinimų ieškojimo ir atsidurdavau ties tuo, kad arba S galūnė paimta, kaip pavyzdžiui founders, tai yra svarbu. Jo, jeigu S paimta, jau viskas, jau atsiranda vos net duplikatas. Taip. Yra daug keletą tokių, kurie tikrai patiko, bet kažkas vis su jais negerai. Arba yra vos nepraktiškai toks pats projektas, tik tais kaip čia pasakyti, pavyzdžiui, buvo lotynų įkūrėjų bendruomenė. Ir jie daro renginius, jie padeda su investicijomis ir aš toks, tikrai interesų konfliktas, 100%. Ir kažkaip tai priėjau prie to, kad vieną dieną sėdžiu ir tas Indigopreneur ir toksai galvoju, o ką man tas Indigo sako? Ir aš pradėjau žiūrėti pas save, gerai, Indigo spalva, Indigo vaikai, toks biškai pseudomokslas. Galvoju, kas daro. Ir pradėjau domėtis apie spalvą. Pasirodo, kažkada ta spalva buvo brangesnė negu auksas. Jis buvo labai labai reta, labai sunkiai išgaunama ir panašiai. Čia nuo Babilono laikais. Ir, galvoju, gerai. Yra toks savotiškas cinkelis, savotiškas prestižas. Yra su sąmoningumu sąsaja, tie Indigo vaikai ir panašiai, ne? Ir kažkaip tai leidau savo pabūti su to ir sakau, jo, aš jaučiu, kad aš galiu išnešti šitą pavadinimą. Ir dar vienas momentas buvo, kurį supratau, kad pats prekinis ženklas nėra tik prekinis ženklas. Žinai, kaip būna Wikipedijoje, aš net turiu prie savęs tokį pavyzdį.
kaip būna Oksfordo, nu čia biškai užsiblūrino, bet Oksfordo šitam žodynė, Oksfordo žodynė, ar Wikipedijoje būna, ar Google'ai, kai įvedi, ką reiškia žodis. Ir būna to žodžio paaiškinimas. Ir aš pamačiau, kad indigopreneur turi tame vietą. Kad tai galėtų tapti terminas, kurį mes sukūrėme, paremtas projektų ir bendruomenė. Ir tada man buvo dzingt. Tai yra tai. Paskambinau Aleksui, sakau, ką tu reiškia, sakau, indigopreneur. Jis sako, šiuolaikiškas verslininkas, kuris išsitestuoja produktą su vartotoju ir eina į rinką naudodamas šiuolaikiškus įrankius. Sakau, supratau, sakau, man pavadinimas tinka, bet aš projektą susikursiu pats. Ir čia, žinai, normalus dalykas, kiekvienas žmogus, jisai, pavyzdžiui, rinkodarininkas yra, ten knygas rašo, motivatorius, nu tai jisai eina per savas prizmes. Aš, kadangi einu per tą sąmoningumą, pats 9 metus praleidau taisydamas, sakykime, tas vietas, kurios pas mane buvo išsimušusios, kuriuo aš nesupratau, kodėl aš taip elgiuosi ir mąstau, na visas tas gymo saviugdos kelias, tai man tai buvo, yra ir bus taip artima, dėl to, kad tai yra tiesiog atspindys to, ką aš praėjau. Ir kadangi pas mus įkūrėjas.lt logotipas buvo toks maištininko ir menininko, gatvės menininko stiliumi, parodyti tą autentiškumą, unikalumą, kad čia yra tie status quo maištininkai standartinės rinkos, mes sukūrėm tą grafitinio pobūdžio logotipą. Nu ir jis man patiko, bet jis toks, jaučiau, kad jisai pasens. Kad jis pats iš savęs neišgyvens. Rekomendacijos buvo įvairios. Eiti į modernų minimalizmą ir šiek tiek gal į cyber pusę ir panašiai. Tačiau galbūt Juste, kol aš dabaigiu pasakoti, gal tu galėtum pasidalinti savo ekranu, aš nežinau, ar aš tau galiu leisti, kad parodytum, nes aš per telefoną negaliu, bet turėtų leisti tau. Man parodyti savo brandbuką? Jo, parodyk brandbuką, aš padariau kaip kohostą, tau turėtų leisti. Tai vat, kaip matote, va čia gimė indigopreneur. Ir galbūt tu galėtum atidaryti įkūrėjas.lt. Kad tie, kurie nėra matę, kaip atrodė prieš, kad pamatytų skirtumą. Tai va, tai kol Justė jums parodys, kokį masterpiece, meistriškumo darbą jinai padarė, iš ko į ką, aš šiek tiek pratęsiu. Na, aš padariau 2 variantus. Vieną sugeneravau su dirbtiniu intelektu techniškai atkartojimą, tik su naujom spalvom, to, koks buvo įkūrėjas.lt logotipas. Ir kitą padariau visiškai minimalistinį. Ir aš įkėliau į bendruomenę Facebook'e ir sakau, pirmas ar antras. Ir nei vienas, nei kitas man nebepatiko. Ta prasme, aš jau keldamas žinau, kad man nei vienas nepatiko. Tiesiog aš norėjau pamatyti, ar atsiras kažkas per vidurį, kuris pasakys nei tas, Karoli. Tasme, žiūrėk, va čia kažkas tokio. Ar nebūtinai parodys, galbūt užves ant kelio, galbūt pasidalins kažkokia tais mintimi, klausimų, kažkas atsivers, nes tikrai puikiai esu įvaldęs ir dirbtinio intelekto įrankius ir nesugebėjo nei dirbtinis intelektas, nei mano laikas su savimi, nei mano braižymai, nei mano asmeninis grafikos dizaineris, neištraukėm to, ką gavom gale dienos su Juste. Ir tame poste gaunu Justės komentarą. Būsiu nepopuliari, man atrodo, taip parašiai. Nepatinka, sako, man nei vienas. Sako, netinka nei vienas. Taip. Ir ten toliau detalės, mintis išdėliotos konstruktyviai, aiškiai. Ir aš apskritai, aš labai myliu kritiką, kuri yra konstruktyvi, kuri mus skatina augti, kuri parodo, kad kažkur galime geriau, galbūt kažkur tai sklydome, kad galėtume pasimokyti iš tų dalykų. Ir Justė labai taikliai, labai drąsiai tai padarė. Ir aš jai parašiau ir sakau, man patiko, ką tu čia padarei. Ir sakau, kaip tu tai matai?
Na ir mes priėjome prie to, kad vat, Justė realizavo tai, ką matote prieš save. Tai galbūt Justė pavyko įjungti įkūrėjas.lt. Pavyko, tik aš galvoju, kadangi jūs nemato, tai tikriausiai kažką iš naujo gal pašėrinsiu. Jo, greičiausiai bus, kad pasidalinai tik pačiu PDF-u. Jo, tai turėtum dabar matyti. Va, tai vat kaip matote, čia yra mūsų pirma svetainė, mes jos dar neišjungėme, nes baiginėjame Indigopreneur svetainę, bet šita svetainė, didžioji dalis jos buvo sugeneruota su dirbtiniu intelektu ir mes labai tuo didžiuojamės, dėl to, kad tai yra tokie laikai, kur jeigu tu nesi valdęs tų įrankių, mes šitą kūrinį padarėme per realiai labai nedaug paspaudimų, didžiąją dalį sugeneravo dirbtinis intelektas, tada tvarkė, dėliojo ir jau koregavo jau mano kolega Valentinas. Ir kaip matote, tas logotipas, pats žodis yra visiškai bendrinis, tai yra žodis. Ir pats logotipas atrodė taip. Tai dabar Juste grįžtam prie Indigopreneur. Gerai, ar matai, ar iš naujo? Jo, matau. Aha. Jo, tai super. Jo, ir tai vat, ir čia vat prasidėjo ta tikroji pradžia. Justė man uždavė keletą klausimų, mes apsikeitėme eilę balso žinučių, tai netgi nevyko kažkaip tais labai, sakyčiau, labai kaip kliento ar paslaugos teikėjo santykiai, tai buvo labiau kaip du žmonės suprantantis, ko nori, tik vienas iš jų dar iki galo to nematantis, kaip tai turėtų atrodyti. Ir Justė labai konstruktyvius, labai gilius klausimus man uždavė, kadangi pats projektas iš savęs yra ganėtinai tokia stipria emocija ir stipria mintimi paremtas. Ir vienas iš tų paaiškinimų būtų, kad Indigopreneur yra sąmoningas entrepreneristas, kuris kūrė savo verslą ir savo gyvenimą iš vidaus. Žmogus, kuris yra įsipareigojęs asmeniniam meistriškumui, radikaliam nuoširdumui ir atvirumui su savimi ir kūrybai to, kas pranoks jį patį. Tai yra tai, ką man reiškia Indigopreneur. Mes turime taipogi 13 principų. Čia šiandien nesidetalizuosime principus. Kitą kartą mes su Juste turime minčių galbūt dažniau pasidaryti video apie pagalbą, gal net tas žodis pagalba, apie strategiją ir mokslą, kad verslai galėtų suprasti, kodėl tas prekinis ženklas svarbus. Ir dabar perduodu Justę tau, kad tu pasidalintum tuo, kaip visą tai gimė. Jo, ačiū Karoli. Tai iš tikrųjų norėčiau gal dar kartelį priminti ir pasakyti, ir man asmeniškai kuriant tai yra labai labai svarbu, kad mes pirmiausia pradėjom nuo pokalbio ir pokalbio būtent apie tai, kas yra Indigopreneur, kokia yra visiškai pati pagrindinė esmė, kodėl šitas brandas apskritai buvo įkurtas, tuomet kam jis buvo įkurtas ir tada jau aišku visokias detalės, visokias idėjas, mintis, bet svarbiausia man buvo pirmiausia sužinoti apie vertybės, apie pačią bazę, kaip buvo įkurtas visas šitas brandas, ar tai pirminė idėja. Man visuomet tai yra pirminiai dalykai, nuo kurių aš po to jau atsispiriu, kuriant patį jau brandingą. Ir aišku, dar po to ten prisideda visokie techniniai dalykai, labiau iš dizaino pusės, kurie tiesiog padeda sėkmingiau ir plačiau panaudoti tą patį brandą verslininkų jau. Bet iš esmės, man pirmiausia reikia suprasti, apie ką ir kam yra sukurtas šitas brandas. Tada jau aš galiu žiūrėti labiau į visokius stilius ir panašiai. Tai būtent nuo to mes pradėjom ir būtent nuo to aš visuomet pradedu savo kūrybinį procesą. Tai aš neįsiu per visą branduką, bet taip pagrindinius gal tokius dalykus noriu pristatyti ir papasakoti, kas buvo mano galvoj, kai aš kūriau visą šitą brandingą ir kuom jis yra išskirtinis ir kuom jis taip puikiai tinka šitam Indigopreneur visam movementui, visai bendruomeniai. Tai pirmiausia, mes pradėjom nuo pokalbio, tuomet aš visą tą mūsų pokalbį, visas idėjas perkeliau į 2 mood boardus.
Ir vat, kai tu pasidalinai tais dviem pirminiais brando, net ne brando, ten tiesiog logotipo išraiškos, kaip galėtų Indigopreneur atrodyti, jau vien tai, kad jie buvo radikaliai skirtingi, man akivaizdžiai parodė, kad strategija yra tiesiog neegzistuojanti. Nėra pilnai išgyventa, kaip norisi pasakoti apie Indigopreneur, kaip norisi ištransliuoti tą žinutę, apie ką yra šitas judėjimas. Nes įprastai aš kai kuriu moodboardus, jie turi labai daug ką bendro, bet ir turi šiek tiek skirtingus tokius kažkokius tai kampelius, tam tikras detalės, kurie irgi nemažai padaro įtakos, kaip yra perteikiama pati pagrindinė žinutė apie brandą, bet iš esmės du tie pateikiami variantai yra ganėtinai panašus. Nežinau, Karoli, kaip tau atrodė, bet tikriausiai, kadangi vieną pasirinkai, tai irgi matei tą skirtumą tarp mano pateiktų moodboardų. Tas pirmasis buvo toksai labiau gal į rėmus įspaustas, toksai konstruktyvesnis, o šitame aš pamačiau tą reikalingą renesansą, kurį mes kūrėme. Tai super, iš tikrųjų aš kai kūriau irgi galvojau, vienas bus labiau toksai stabilesnis, galbūt toks aiškesnis, griežtesnis, o kitas labiau, kur būtų labiau gal tas pirminis apie verslą, apie verslo kūrimą, apie profesionalumą, apie strategiją, o kitas būtent tas labiau kūrybinis. Ir aš kaip ir nujaučiu, kad greičiausiai labiau norėsis link to kūrybinio jums judėti, nes jau tas pirminis įkūrėjo brandas buvo labai labai išraiškingas, labai toksai einantis iš ribų, einantis prieš sistemą. Ir aš žinau, kad Indigopreneur pats judėjimas, kuriamas pati bendruomenė, jie irgi turi savyje tą tokią didelį norą eiti prieš įprastas entrepreneurship, tas tokias bendruomenės. Tai norėjusi ir man padėti jums tai išreikšti, bet šiek tiek man gal buvo dar toks klausimas, ar jūs norite labiau taip stabiliau eiti, ar jūs norite tą tokį biškelį, tokį kūrybiškumą labiau parodytis pas save. Tai man faina ir pateikti du variantus, bet kartu ir pagal išsirinktą moodboardą man dar daugiau informacijos ateina, ko būtent nori verslo įkūrėjas su brandu, ką būtent nori ištransliuoti, kas yra pagrindinė ta žinutė. Tai pateikus moodboardą jau man buvo daug aiškiau, manau, kad ir tau, Karoli, buvo daug aiškiau, ką taip aš galiausiam variantą tu gausi. Ir tiesiog daug aiškiau atrodo, kaip viskas kartu susiriš, kaip atrodys jau pilnas tas brandbukas. Čia yra tik mažos iškarpos, bet tai jau duoda nemažai. Tai aišku, tuomet aš judėjau jau prie logotipo kūrimo, nes nori, nenori, tai yra kaip ir jau visa ta suma brando, visas tas pagrindinis taškas atspindintis visą tą visumą pačio brandingo. Tai kuriant logotipus, man taip pat labai svarbu sukurti ne vieną variantą, o sukurti keletą, kad pats tas logotipas jis gali būti plačiai naudojamas, kad nebūtų sunku postuose, ant rūbų, kortelėse, spaudoj naudoti tą logotipą, parodyti apie Indigopreneur prisidėjimą prie tam tikrų veiklų. Tai kuriant logotipą buvo šiek tiek sudėtinga iš tikrųjų, kadangi Indigopreneur yra kaip ir dvi tokios skirtingos auditorijos, kurias nori Indigopreneur prie savęs prisitraukti. Tai yra ir patyrę verslininkai, investuotojai, kurie jau yra stabilus, kurie jau turi struktūrą, kurie yra labiau toks kaip inkaras tiems, kurie yra dar tik pradedantis, kuriem yra įdomu entrepreneurshipas, pamiršau lietuvišką žodį. Entreprenerizmas. Jo, tai kuriems tai yra įdomu, kurie nori save labiau išreikšti kūrybiškai, kurie nori būti drąsus, kurie nori būti savim ir tai įpinti į savo veiklą. Bet kartu norisi ir parodyti tą stabilumą, tą
palaikymą ir sukūrimą šitos bendruomenės būtent tam, kad žmonės galėtų jaustis saugiai ir užtikrintai išsireikšdami save per savo verslo idėjas. Ir kitas buvo dar toksai sudėtingumas man kaip dizaineriai, tai kad pavadinimas yra labai ilgas. Ir kaip padaryti, kad tas pavadinimas jisai kaip ir turėtų akivaizdų išsireiškimą, kad tai nėra vienas žodis, kad tai yra dviejų žodžių sandara ir kiekviena ta sandaros dalis turi savo atskirą išraišką. Ką tai reiškia, kodėl šitas indigopreneur yra sudarytas būtent iš tų dviejų žodžių. Tai vat buvo šiek tiek sudėtinga iš šitų pusių, bet manau, kad visai pavyko man sudėlioti ir atskleisti tiek tą stabilumą, profesionalumą ir patikimumą, bet tiek ir tą tokią kūrybinę laisvę, saviraišką ir tiesiog kūrybą. Tai tas logotipas, nežinau, ar tu, Karoli, kažką nori pridėti? Vienas dalykas, tai ką pridėsiu, tai kai pamačiau moodboardus, tai buvo tas momentinis. Iškart antras moodboardas ir kai gavau logotipą, šitas. Ir tik tais po to pastebėjau, kad jis toks biški turi įdomią formą, va tas vertikalus jo, jisai kaip mažas pistoletas. Ir mano kolega pastebėjo, sako, pažiūrėk, sako, ta raidė, sako, kaip gaidukas, sako, žinai. Ir toks juokas paėmė ir aš tada šiek tiek netgi prie to reflektavau. Apie ką tai, žinai, kodėl jis toks gavosi. Ir iš tikrųjų mūsų tas ėjimas apie tai, kad žiūrėk, žmogau, ne tik skaičiai yra svarbu. Svarbu yra tai, ką tu kuri, kokie bus to padariniai ir ar tu nuo kažko bėgi per tą kūrybą, ar tu iš tikrųjų save išreiški. Ir tas toks tiesiai į taikinį. Tai vat mes priėmėme tai kaip subtilų logotipo gestą. Okay. Jo, iš tikrųjų, aš irgi įdėjau nemažai minčių apie ką yra būtent šita forma logotipo. Aš ir nenorėjau, kad ji būtų idealiai geometriška, kad ji būtų stačiakampis, geometriškai taisyklingas, nes būtent indigopreneur yra ėjimas iš komforto, ėjimas prieš srovę, ėjimas iš ribų. Tai būtent ta P raidė, jinai taip sukuria šiek tiek tą tokią išskirtinę formą logotipo, jį išsikiša iš ribų, jį išeina iš kraštų ir kartu įneša tą dinamiką, tą tokį polėkį judėti į priekį, išsireikšti ir tiesiog, nežinau, tiesiog eiti pirmyn kartu su visa bendruomenė, su pagalba ir išreikšti tai, kas yra tavo viduj. Tai aš iš tikrųjų dar pridėsiu, ką po to pamačiau, tai tokia kaip kelrodį, kaip krypties ženklą. Visas tas pakreipimas, tas RO suėjimas ir tas iš P pusės toks iš šono įėjimas į indigopreneur, tai visas tas man toks buvo, čia kaip kryptis, kaip rodomasis kelrodis kažkoks tais. Jo, tai kitas dar buvo dalykas, kaip sudėti šitą logotipą į šiek tiek kitokį išdėstymą, bet neprarasti to paties, to tiek stabilumo, tiek saviexpresijos, laisvės, kūrybiškumo, bet svarbu yra suteikti ne tik vieną logotipo variantą tam, kad tiesiog žmogus galėtų, verslininkas, plačiai naudoti šitą brandingą logotipą. Tai čia irgi man buvo toksai šiek tiek klausimas, kaip techniškai gyvendinti kitokį išdėstymą, bet neprarasti to pačio jausmo, tos pačios išraiškos indigopreneur. Tai čia toks antras išdėstymas, kuris yra labiau toks horizontalus. Ir taip pat matosi, kad ten raidė šiek tiek kitaip overlapino, šiek tiek šiuo metu dabar jau horizontaliai kitaip perdėlioti žodžiai, bet vis tiek akivaizdžiai yra parodoma, kad yra indigopreneur susijungia tiek stabilumas, tiek profesionalumas, tiek ir ta saviraiška, viskas yra apsijungia, viskas yra kartu. Ir man yra iš tikrųjų labai smagu išgirsti iš klientų atgalinį ryšį, pasiklausyti, ką jie mato mano sukurtuose dizainuose, nes
tai irgi labai daug ką duoda pačiam brendo įgyvendinimui, kaip tai atrodo po to realybėje, nes visi mes irgi turim tą savo kūrybą, visi mes šiek tiek skirtingai interpretuojam dalykus, tai tik dar labiau praturtina visą tą brandingą. Tai ačiū labai už pasidalintas mintis. Jo, džiugiuosi. Tai jo, tada dar sukūriau ir logo marką, kuris tiesiog kartu irgi, kaip ir sakiau, labai svarbu, kad atspindėtų tiek Indigo, tą tokią saviraišką, tą aukštesnį tokį norą išsireikšti per verslą ir daugiau įnešti naudos ne asmeninės per savo verslą, per savo kūrybą, o bendrai į visą pasaulį, visą tą stabilumą, tokį profesionalumą, aiškumą, bet kartu ir tą kūrybą ir tą tokį polėkį, tą dinamiką, tą, kaip ir tu sakei, tą kryptį tokią. Tai vat irgi buvo klausimas, kaip tai sujungti į kažkokią tais ikoną, į kažkokį tais mažą dizaino elementą, bet neprarasti tos pagrindinės minties. Tai va tai buvo ir šitas ženklelis sukurtas. Mhm. Žinai, ką matau? Matau žodį taip šito ikonui. O dabar, Iš tikrųjų. dabar tai pasižiūrėjau, yra ir T, ir A, ir I, ir P. Taip. Jo, iš tikrųjų, va tas taip ir kartu ir ne tik taip, bet ir tas eiti, judėti į priekį, iš tikrųjų tai labai ir atsižvelgiau į tai, kurdama pačią spalvinę paletę, tai būtent ta žalia, ryški žalia, būtent apie tai ir yra, apie žodį taip, apie žodį judėti į priekį, eiti į priekį, tiesiog tą dinamiką, polėkį, tai iš tikrųjų apie spalvas galėsim šiek tiek daugiau pakalbėti, bet labai, labai gerai išvalga. Dar vat vienas pastebėjimas iš tikrųjų, kad tai taip subtiliai iškomunikuoja pačią mūsų viziją, ta įraidė, jinai tokia, jinai yra kaip siena savotiška, kaip kolona, kur jau įsistovėjus, jau tokia pripratusi prie to standarto, o ta P, tas Indigopreneur, jisai išeina už to standarto, jisai išeina už to užsistovėjimo, tai tikrai nuostabiai. Ačiū. Tai labai nenoriu gal apie šriftus daug išsiplėsti, tik noriu paminėti, kad jie yra taip pat renkami atsižvelgiant į pačią tą bazę, apie ką yra brandas, ką mes norim būtent ištransliuoti, nes manau, kad dažnai yra šriftai šiek tiek praleidžiami pro akis, bet iš tikrųjų šriftai jie taip pat yra labai ekspresyvūs, jie turi savo charakteristiką, jie turi savo kalbą, jie labai daug ką iš tikrųjų gali suteikti brandingui. Tai šitai irgi buvo labai plačiai apgalvota iš visų pusių ir po to sudėta jau sugrupuota į poreles. Tai judėsim gal toliau per daug nekalbant, tai truputį gal apie spalvas šiek tiek daugiau, tai viršui čia techninė informacija nelabai aktualu žiūrovams galbūt, bet kaip buvo pati kuriama paletė, tai buvo akivaizdu, kad Indigopreneur nėra kažkas prigesinto, nėra kažkas tylaus, tai yra atvirkščiai, tai yra dinamika, tai yra saviekspresija, tai yra kūryba, tai yra būti drąsiu, eiti prieš srovę, eiti iš ribų ir būtent šitą spalvinę paletę ji ne tik tai ištransliuoja vizualiai, bet ji ir kartu labai subalansuota yra, ją lengva kartu naudoti, derinti spalvas tarpusavyje. Tai įprastai aš naudoju apie dvi tokias kaip bazinės spalvas, tai šiuo metu tai šitam atveju tai yra šiek tiek labai švelniai gelsva spalva ir taip pat ir žinoma indigo, kuri yra labai svarbi šitam brandui, kuri yra viena pagrindinių spalvų, pati pagrindinė spalva iš esmės. O visos kitos yra labiau kaip akcentai, labiau kaip perteikti kūrybą, perteikti harmoniją ir tą tokią sąmoningumą, kuriuo taip pat yra Indigopreneur nariai, dažnai vadovaujasi tuo būtent
norisi komunikuoti apie savo veiklą, apie savo verslą, būtent iš tos sąmoningumo pusės. Tai visa tai taip pat buvo pasistengta sudėti ir į spalvinę gamą. Karoli, kažką nori pridėti? Ne, aš klausausi ir mėgaujuosi realizaciją. Super. Tai dar va šiek tiek irgi noriu daugiau papasakoti. Aš visuomet, kuriant brandingą, sukuriu ne tik logotipus, spalvas ir šriftus, bet ir tokius unikalius elementus, dizaino elementus, kurie padeda išraiškingiau perteikti brandą, daugiau papasakoti apie tai, kas tai yra, ir kartu padaro brandingą daug turtingesniu, daug išraiškingesniu ir unikalesniu. Būna daug sunkiau tuomet pamatyti kažką tokio pat. Tai nebėra brandas toks, kurį mes jau daug kartų esame matę. Taip pat ir verslininkui, brando savininkui yra daug lengviau po to perteikti tas žinutes savo rankomis, kuriant toliau jau tą brandą, nes tu turi daug daugiau įrankių ištransliuoti savo žinutę. Tai pripiešiau, pripaišaliojau visko, bet viskas yra iš tikrųjų su mintim, tai nėra tiesiog kažkokie papaišymai, tai yra įrankiai, kuriuos daug kas matysite Indigopreneur vizualuose. Tai jie taip pat irgi neša tam tikrą žinutę, bet kartu ir įneša tą dinamiką ir unikalumą į patį brandingą. Ir kaip ir minėjau, kuriant brandingą, aš taip pat ir įterpiu maketus, kurie parodo, kaip tas brandas iš tikrųjų realybėje jau visumoje atrodo. Manau, kad žmonėms, kuriems aš sukuriu, klientams tą brandingą, čia iš tikrųjų ir susiraša jau visas tas vaizdas ir pasimato, kas iš tikrųjų, kas čia buvo sukurta, kaip tai realybėje manifestuosis, ir kartu duoda nemažai jau tokių idėjų, užvedimo ant kelio, kaip pradėti jau dabar įvesti brandą, o po to jau po truputį atsiranda interpretacijos, atsiranda savi panaudojimai, ir tai yra labiau tiesiog kaip gidas ir galėjimas iš kažkur tai sugrįžti, pasisemti idėjų, kai jau kuri ir plėti pats savo brandą. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū Juste, labai puikiai pristatėjai ir iš tikrųjų, beklausant apie patį logotipą, apie spalvas ir apie tai, kaip tu priėjai prie tų sprendimų, aš jaučiu, kad tai dar netgi labiau papildė tiek mane patį, tiek mano komandą, kuri klausys, kuriai dirbti su šitu brandu, jį realizuoti. Tai tikrai yra nuostabu ir labai džiaugiuosi, kad mes pradėjom dirbti kartu. Tikrai. Sugebėjai, pas mane, žinai, sakau, rankose yra tas 13 principų sąrašas ir tai, ką tu kalbi, viskas buvo įgyvendinta būtent vizualiniam identitete, taip, kaip to norėjosi. Ir grįžtant šiek tiek taip trumpai, nes jau eisim į pabaigą, tas momentas, kai aš kėliau tos 2 logotipus, aš žinojau, ko aš noriu, bet kaip tai realizuoti, niekaip negalėjau apčiuopti. Ir atkreipkite dėmesį, kai žmogus, kuris supranta tai, nes man asmeniškai ir dirbant su specialistais, dirbant su mentoriais, man asmeniškai yra svarbiausias vienas labai paprastas bruožas. Ar tas žmogus yra pasiruošęs be savo asmeninių kažkokių tais išryškintų bajasų, prikabintų ideologijų, rasti tai, ką aš atnešu ant stalo, rasti tai, kas mane stabdo, rasti tai, kas mano stiprybės ir padėti man tai realizuoti. Ir šiuo atveju tai gavosi nuostabiai. Ačiū labai, Karoli. Iš tikrųjų, man atrodo, kad tai ir yra esmė, nuo ko visi dizaineriai turėtų pradėti. Tai yra kalbėjimas giliai apie pačią idėją, apie auditoriją. Kas yra pats tas varikliukas, kokie yra pagrindiniai dalykai, kurie
privedė prie šito brando įkūrimo, kokias Mhm. vertybės. Man buvo labai lengva iš tikrųjų su tavim dirbti, nes tu akivaizdžiai žinojai, apie ką yra šitas verslas, apie ką yra šita bendruomenė. Tu aiškiai žinojai, kokios yra vertybės, kokius žmonės tu nori prisitraukti, ką tu nori ištransliuoti, kokia yra pagrindinė kryptis, link kur tu nori judėti su Indigopreneur. Tai labai labai palengvina mano darbą asmeniškai, nes aš žinau, ko tu nori ir aš žinau, kaip tai perteikti vizualiai per dizainą. Man tiesiog reikia žinoti tiksliai kryptį ir tuomet man tiesiog viskas daug aiškiau, kaip tai sudėti į dizainą. Tikrai, tikrai taip. Prasme, labai džiaugiuosi, kad radome tą strateginį tašką, nes mums tai buvo didelis galvos skausmas. Iš tikrųjų, ta prasme, kai tu jauti, kad bręsta kažkas tikrai labai potencialaus ir tasme, lygiai taip pat kaip visiškai atsitiktinai Aleksas Monako atneša tą pavadinimą, sako, aš manau, kad sako, šitas pavadinimas jums tinka. Nors ir sampratos jos skirtingos, bet kokia sinergija gavosi, tas metas. Ir dar pradžiai toks dar nepatiko ir paskui net juokiausi, žinai, kad prasme, gerai, kad aš neskubu su sprendimais, gerai, kad aš kartais aš labai, kaip sakyt, konkrečiai priimu, kaip mūsų atveju, antras, pirmas važiuojam. Jo. Tai ką manai jūs, jeigu mes uždarytume šį pokalbį su tokiu galbūt pasiūlymu žmonėms, galbūt, kad mes galėtume atnešti daugiau to strateginio požiūrio sekančiam mūsų susitikime apie tai, kaip iš tikrųjų yra tas kuriamas prekinis ženklas, ką žmonės patys sau turėtų atsakyti, nes ir aš jaučiu, kad galiu labai daug pasidalinti iš tos founderio pozicijos, kurioje vietoje atsiranda nežinomybė, kaip realiai užtikrinti, kad tu supranti savo projektą ir tą testinumą jo, nes labai dažnai yra tas, sakykime, sisteminis, strateginis matymas, bet nėra vizionieriško matymo ir tas labai stabdo. Yra atsirišimas nuo tos vizijos ir labiau yra orientuojamas į komerciją, į kažkokį prisiderinimą prie rinkos, ką šiuo atveju mes labai puikiai, pamaištavom ir parodėm puikų pavyzdį. Taip. Iš tikrųjų, prieš žmogui ateinant pas dizainerį, vis tiek brandingas yra didelė investicija iš tikrųjų. Į verslą tai yra didelė investicija, ypač jeigu tu nori brandingo, kuris iš tikrųjų bus labai profesionaliai ir nuoširdžiai padarytas. Tai nebus maža investicija verslui, todėl reiktų jau būti aiškiai nusprendus, kas mes esam ir kas mes nesam, kas yra mūsų klientas. Man atrodo, kad būtent suprasti savo auditoriją, ne tik, kad tai yra, tai jauni žmonės pabaigę studijas ir ten iki 35 metų, ne, tau reikia giliai eiti. Tai yra žmonės, kurie yra užstrigę, kuriuos erzina dabartinė nusistovėjusi tvarka, kas yra verslas, kas yra entrepreneurship. Tai yra žmonės, kurie labai siekia nuoširdžiai, tiesiog dega noru išreikšti save per verslą ir išreikšti savo tas idėjas saugioje aplinkoje, tarp žmonių, kurie juos nuoširdžiai supras. Tai yra mano tikslinė auditorija. Ir išsigryninus šituos dalykus yra daug aiškiau iš tikrųjų, kaip tą verslą vystyti, kaip tai turi atrodyti, kaip tai iškomunikuoti. Ir būtent atsisėsti ir pagalvoti, kas mes esam, kas mes nesam, kodėl aš apskritai kažkada atsisėdau ir sugalvojau pradėti įkurti šitą verslą. Čia yra auksas, tiesiog čia yra ašis, tai yra esmė, nuo ko turėtų žmogus pradėti kurti savo verslą. Ir tai išsigryninus ateiti pas dizainerį. Ir kas man labai smagu, kad atėjus pas dizainerį ir sėdant ir kalbant su klientu, tiek aš kaip dizainerė galiu dar labiau pagilinti tą mintį per vizualus, per dizainą, tiek ir jie gali daug plačiau pradėti kalbėti ir naudoti šitą medžiagą ir skleisti žinią apie savo brandą, apie savo verslą. Tai
tiek iš jų pusės reikia to pasiruošimo, tiek, aišku, ir dizaineris turi atnešti savų naujų idėjų ir savo naują interpretaciją į tam tikras jau nusistovėjusias galbūt žinias apie tą verslą. Tikrai, tikrai. Tad manau, jūs girdite, su kuo mes čia turime reikalą ir manau, kad tikrai sekantis mūsų pokalbis bus jums labai naudingas. Tad pranešime, kaip tai atrodys, kokiam formate. Galbūt kažkas atsineštumėt savo prekinius ženklus ir mes ir savo klausimus dėl vizijos, dėl tikslinio kliento ir mes tikrai su Juste pasižiūrėsime ir parodysime, kaip matome tos dalykus. Aš pasidalinsiu kaip founderis, kaip aš sugebu atrasti tą savo ašį visose savo veiklose ir idėjose, kuriomis dirbu, o Juste pasidalins, kaip tą ašį realizuoti į matomus dalykus. Ačiū, Juste. Ačiū labai, Karoli.